18 metų ir gyvenu Kaune. Šiuo metu baigiu 12 klasį ir labai džiaugiuosi, nes man patinka laisvė. Dievinu fotografiją ir literatūrą, todėl vaikinai neskaitantis knygų tikrai ne man. Tokios merginos kaip aš nesimėto. Jeigu sutiksiu man tikrai tinkantį vaikiną, nepaleisiu tokio grobio. Man nepatinka bailiai, nekultūringi, neišsilavinę, siauro mąstymo vaikinai. Todėl jeigu toks išlips iš autobuso, iš karto sakysiu kitas. Robertas iš Jonavos, man 18 metų, be pinigų, be mašinos, bet už tai su gera išvaizda. Tikiuosi, pana bus pasiturinti visapusiškai. Esu Eimantas, gyvenu Vilniui, dar studentas. Tikiuosi, merginą nustebinsiu savo kūrybingumu. Paulius iš Vilnius, mėgstu parėgoti ant žmonių. Va šitaip vajant. Ieškau panelės seksualios tokios, kad būtų sudėjimo panašiai kaip mano. Aš Julius, man yra 21 metai, o merginos man reikia tikros šaltos, ledinės kalės karjeristės. Ir jai atnešiau nedidelę dovanėlę. Esu Saulius, iš Vilniaus, moku gerai vairuoti mašiną bei laipioti uolomis. Tikiuosi, tu lygiai tokia būsi gera laipiotoja kaip aš. 5 mūrai ąžuolai jau spaudžia vienas kitam rankas. O kas ta mergužėlė lelijėlė, kurios rankelė netrukus paus savo aistros ištroškusiame delne. Kol kas vyrai tik spėlioja. Tikėkimės, kad aukšta. O kaip tau šolelė? Ūgis, ne. Ūgis nesmūgis. Kadangi Ropė sakė, kad su šitų kumelų užmušė šitos pats bijo. Tai, kad bičia sėkmės tau. Milena nekantraudama laukia pirmojo kandidato. Ar pavyks Robertui merginą pakerėti savo išvaizdą? Robertas, 18 metų, nepatinka žalios ir žemos, bijo depiliacijos, svajonė, seksas lifte. Sėkmės man. Labas. Labas, aš Milena. Robertas, malonu. Malonu. Na tai Robertai, pasivaikščiosim? Pasivaikščiosim. Papasakok apie mėgstamas knygas, ką skaitai? Šiaip nelabai esu mėgėjęs knygų skaityti, bet tai vieną tokią nusprendžiau paskaityti. Išlošiau be to konkursė aš ją. Įdomiausias Nikas buvo ir išrinko mane. Nikas buvo Masarov. Kaip? Masarov. Man atrodo, Ropė nenuskils. Neskubėk ir būsi pirmas. O mėgsti fotografuotis? Iš? Mėgsti? O fotogeniškas galvojasi? Nu. O galvoji aš modelis ar ne? Modelis. Man truputį gaila tavo skaitimo stiliaus, nes yra labai prastas ir labai skurdus. Iš tikrųjų, man patinka žmonės tie, kurie yra kultūringi, išslavinę ir žino gerus rašytojus, gerus fotografus, taigi kitas. Apsiskaitė. Gerai. Faina fana, gaila, kad iškitavo. Negalėčiau ant tokios stumt varyt. Neįtin įdomus vaikinas. Knygų graužikė, man tokias netinka, nu. Man reikia vaikino tas, kuris žinotų bent kokią knygą perskaitė, tiksliai pasakytų autorių. Aš tai visai nemėgstu knygų, žiūriu filmus. Nebus apie ką su juo šnekėti. Faina merga, gaila, kad taip gavosi. Nors saldainiuko paperiukas ir gražus, Milenai nepatiko jo vidus. Gal kitas vaikinas Milenai pasirodys skanesnis? Kas ten? Pasaka. Davai, sėdėsi. Pana apsiskaičius, mėgsta knygą skaityti, aš pasakiau, kad nemėgstu knygų skaityti. Kitas. O, gatava. Neužteko mano išvaizdos, nu. O kiek metų jai duotum? Duočiau 19. O ūgis. Tai labai jauna dar. Ūgis tai man maždaug iki čia. O! Nu, tai tavo panašus maždaug, tai... Taip ir tikėjausi. Apsiskaičius. Duok 5. Pavary. Eimantas, 18 metų, pravardė Arbūzas, būsimas mechanikas, gali sukurti eilėraštį apie variklį. Pamatysim, kokia žuvelė šiandien užkips. Labas. Labas, esu Eimantas. Milena. Malonu. Kaip Eimantas seksis įdomu. Eimantai, nu savo ūgio, blindai. Gal ten už rankyčių susikybę palakstysim. Ir kitas. Ne, taigi apsiskaitęs, tai. 15 minučių ten jau toks skaitimas. Tu gal gali man papasakot, kokias knygas mėgsti skaityti? Nu, aš skaitydavau anksčiau knygas, bet dabar skaitau pagal savo specialybę knygas. Kiek merginas turėsi? 5. Čia esu apalinis ar? Iš kokio miesto esi? Nu, esu iš Grybiškio. Aš esu turėjus vaikinų iš kitų miestų ir, žinok, man su jais nesiseka. Taigi, kitas.
ieškokis iš arčiau. Ieškosiu. Mergina gal simpatiška, bet knygų žiūrkė. Net jeigu aš ir būčiau be aukštakulnių, vis tiek man būtų per žemas. Atstumas man tai nesvarbu. Aš esu įsitikinus, kad atstumas meiliai yra kliūtis. O jos tie papai, kad jie ten šviečiasi, tai bus tų papų. O toks atsiparinęs žmogus. Kas buvo? Nu, pas. Tikrai žiūrkė, pat iš Kauno, žinok, man su vaikinais nesiseka. Kaunė? O, kaip tik man būtų, tai kaminai iš kita. Kas ten pas mus apsiskaitėlis? Man atrodo, va, kunigas šitas va mūsų. Kunigėlis? Eimanto pasimatymas užlugdė kelios dešimtys niekingų kilometrų. O kaip šį pavojingą ruožą pavyks įveikti Juliui? Šikolmi mista bombasti. Julius 20 metų, grynas aukštaitis, moksliukas. Kartą paaiškėjo, kad mergina tai vaikinas. Per pasimatymą pabesdėjo. Labas. Labas, o tai matyti, koks tavo vardas? Milena, o tavo? Aš Julius. Va, tau turiu nedidelę tokią dovanėlę. Ačiū. Mėgstu šitus. Mėgsti, tai o, kaip pataikai? Labai pataikiai. Taip. Aš tau turiu vieną užduotį. Gal man galėtume parodyti Vilnių? Nu, galiu laisvai parodyti, aš jau čia porą metų Vilnių randuosiu, tai laisvai. Bet manau, Eugenija aš buvęs irgi. Jisai pašnekės filosofiškai, sužavės ją, papsuks galvą ir viskas. Bet sakys, sportuot nepasportuos. Papasakok, kiek merginų turėjai, kaip elgėsi lovai, kokios labiausiai patinka merginos. Vat, jeigu pradedant nuo kokios merginos patinka, tai tu labai mano skonį atitinki. Ir kuo aš džiaugiuosi, aš tikiuosi, kad aš tavo taip pat atitinku skonį. O mano nuotykiai seksualiniai, manyčiau, yra netoks dalykas, kurį reikėtų pasakoti pirmą kartą susitikus. Kiek su manim laiko pabendravus galėtum šnekėti apie seksą? 2 dienas. Žiūrėk, kokios kniedės. Tai yra autentiškas 18 amžiaus kniedės. Tokiam kniedėm LDK kariai, manau, įsimūšio įdavo. Bet apskritai šitas tiltas man tiesą sakant nepatinka ir aš apie jį pasakot neįtinaičiu, nes jis yra, na, toks modernus žaisliukas. O štai ten, va, toliau, jeigu pasižiūrėsi, tu gali pamatyti žaliai tiltą, ant kurios stovi daug sovietinių gėjų skulptūrų. Gėjų? Taip, sovietinių gėjų skulptūrų. Toks istorinis faktas, gali bet ką paklausyti. Tokį faktą ištraukį, man įdomu. Nu, Vilniuje pagyvenau porą metų, tai susipažinau su aplinka. Tu labai, žinok, puikiai viską pasakai. Tikrai? Labai puikiai. Ačiū, ačiū. 10 su pliusu. Oi, man atrodo, kunigėlis ten užtrukas su tą mergytę. Pričešina. Poezijas gal savo skaito. Žinai, Juliau, tu esi labai iš tikrųjų linksmas ir fainas vaikinas, bet aš ieškau labiau modelio, kuris galėtų man pozuoti akte. O kadangi tu nieko beveik nepasakai apie savo intimų gyvenimą, aš negaliu žinot, koks tu drąsus esi. Taigi, kitas. Darysi. O ką, iki ir linkiu tikrai susirast modelį. Iki. Sėkmės. Protinga blondinė, viskas kaip turi būti, ten, žinot. Aš nenorėjau jau iš kito. Aš nenorėjau. Gal gali sugrįžti, prašau. Nors gal ir gerai, kad jį mane iškitavo, nes būtų reikėję filmuotis akte. Tai neįtin man patinka iš tikrųjų. Kodėl? Todėl aš manyčiau, viskas baigėsi gerai. Aš jį myliu. Aš ją dar susirasiu. Juliui kitas pasakysi Milena po akimirkos apsigalvojo ir prarastąją meilę paskandino ašarų pakalnėje. Visą Bibliją perskaitė. Skaičiau jai, daug ką skaičiau, eilės deklamavau, bet man pasakė kitas. Kodėl? Kas jai neatsitiko? Aš galvoju, kad tu ten su ją jau... Kas ten užpuliavo ten jai? Žinot, kodėl man pasakė kitas? Kodėl? Todėl, kad aš ne modelis, nes jai reikėjo modelio akto fotografavimo. Einai. O, dieve. O žinai, kas dabar eis? Skiedžiai, matyti. Modelis. Pati nežino, ko norite, panakta. O, varyk. Dievulė. Varyk gerą. Ar Milena išspaus išdavikė ašarą sutikusi Paulių? Tikiuosi panelė karamelė, nes nuo šokolado mane beria. Paulius, 22 metai, ekstremalas, nesupranta, kas yra celibatas. Suderina kiaušinius ir pomidorus. Labas. Labas. Aš Paulius. Milena. Labą dieną. Prisijunk. Ar žinai, kas yra joga? Nelabai šiaip. Jau rinktis tave norėjo. Nu, matyt, kad nenorėjo, jeigu pasakė kitas, bet šiaip, jo. Ir tada leidžiu.